Tai va, atėjom švęsti savo 30-mečio. Vat matot, koks staliukas vipinis ir vaizdas vipinis. Štai mes čia susirinkome atšvęsti savo 30-mečio jubiliejaus. Ar tau tai buvo staigmena? Truputį. Netyčia pamačiau. O dabar? Ar dabar staigmena? O dabar staigmena? Va dabar tai staigmena. Dabar tai Gerai, čia dabar intimo jau. Mano kvapą apsiverkė biškį. nesitikėjau niekaip. Tai parodyk, kad ten gavai, gal. Ai, nerodė gal. Ne, nu nerodysim. Bet gerai. Čia liks mano. Čia liks mano. Gerai. Švenčiam toliau. Va, dar ten pasižiūrėkit, kaip matosi. Berlinėlis. Čia mano ėriukas. Ir Sonatos ėriukas. Baig, nesakyk tos kainos žiūrios. Jau nebeverkia? Unter der Linden gatvė. Ir Berlyno katedra. Desertas. Ma. Speed to go down is the same speed to go up, so always 6 meters per second in 40 seconds. Fast as possible. So always second. Ja, Ausgang ist dann links. Die Tickets nochmal bereithalten, zum Ausscannen. Schönen Abend, viel Spaß in Berlin. The exit is on the left hand, your ticket is genau. Supermarketas Maxima. Čia mes perkamės. Pasai, piniginė ir planas. Ligonas. Pažiūrėk pavardės kokios. Negeisim, dabar reikia pažiūrėti. Einame Kreuzbergo rajono gatvelėmis. Visokių maisto vietų čia yra, įvairių šalių. Yra visko čia, aišku. Bet dar nedirba. O ten dar vienas miega, dar neatsikėlęs kažkoks. Pavalgyti ir ne tik pavalgyti.
važiavom pavalgyti. Aišku, išsirinkome tą restoraną, kuris mums mieliausias. Štai. Lido. Skaniausia vis dėlto Lidas. Latviškam restorane pasikalbė su latviais kaip su savais. Skanu labai, o kaina kaip kažkurito maisto porcija. Visiems rekomenduoju Berlyne. Yra 2 restoranai Lido. Vienas Aleksandraplatz, tas kažkur kitur. Toliau. Aleksandroplatz yra Alekso prekybos centre. Jo, Aleks prekybos centre. Paskutinis mūsų vakaras Berlyne buvo gerai, šiandien ypač karšta, 26. Kaip ten pas jūs irgi turbūt šilta, kaip girdėjau. Pasėmėm kokteilį, alų ir baigsim šitą epopėją. O ta mano dama vis laik tyli, niekada nieko nešneka. Gerą kelionę, turiningą. Nu va, tai va tiek. Baigiam, gal dar oro uoste kažkokį tai vaizdelį nufilmuosim, jeigu bus kas nors įdomu. Štai pagaliau sėdėm lėktuvę. Gal tikiuosi pakilsim normaliai, viskas bus. Pavėlavom beveik 4 valandas. Nesiseka. Tom filmą ir baigsim. Oi, taip, nepamirškit laiko ir prenumeruoti, kas to dar nepadarė.